Istorinėse prūsų genčių žemėse, kuriuose nuo 13 amžiaus buvo įsitvirtinusi šias teritorijas nukariavusio teutonų arba vokiečių ordino valstybė, 1525 metais prasidėjo nauja epocha. Įsiklausęs į reformacijos pradininko Martyno Liuterio mokymą, didysis ordino magistras Albrechtas Brandenburgietis 1525 m. balandžio 10-ąją ordino žemėse įkūrė pasaulietinę Prūsijos kunigaikštystę. Liepos 6-ąją Albrechtas savo valdose paskelbė liuteroniškąją reformaciją ir pradėjo bažnyčios atnaujinimą. Taip prieš 500 metų gimė pirmoji pasaulyje liuteroniška valstybė, padariusi neišmatuojamai reikšmingą įtaką lietuvių kultūros, kalbos ir liuteronų bažnyčios raidai. Reformacija nebuvo taip jau staiga įgyvendinta Prūsijoje, staiga išaušo Liepos 6 diena. Ne. Dar 1523 metais jau kunigai pradėjo skelbti karaliaučiuje evangeliškus pamokslus. Ir Liuteris pasiunčia tais metais vienuolį pranciškonų Johaną Brismaną. Brismanas dalyvavo Wittenbergo reformacijos, jau žinojo, kaip reikia reformuoti bažnyčią. Liuteroniška reformacija tai labai nuosaiki reformacija. Mes galėtume ir pakalbėti, kaip vyko reformacija, tarkim, Šveicarijoje arba Anglijoje, kaip ten liejosi kraujas. Liuterio tezė pagrindinė buvo, reformacija turi būti skelbiama evangelija. Kas prieštaraus evangelijai, savaime nukrenta. Na ir evangeliški pamokslai liuteroniški pradėti 1523 metais. Tais metais Sembos vyskupas Georgas von Polensas pritarė reformacijai. Matome, 2 metai dar prieš. Išleidžia tam tikrus įsakus, kurie susijęti labiau su teologiniais aspektais, bet taip pat ir su liturginiais kai kuriais aspektais. Atsisakoma tokios pagrindinės reformacijos iškeltos problemos, atlaidų klausimo. Prisimenam, juk reformacija Wittenberge prasidėjo dėl atlaidų. Tada Georgas von Kvaisas, Pamedės vyskupas. Pamedė tai šiandien įsivaizduokime labiau Mozūrija, šiandienin Lenkijos teritorija. Ten jau buvo lenkiškai kalbantis gyventojai. Jis Rastenburge irgi pritarė reformacijai. Taigi dar 2 metai iki to luomų susirinkimo riterių jau Evangelija pasėjo dirvą reformacijai. Dar 1523-aisiais, likus 2 metams iki liuteronybės įtvirtinimo Prūsijoje, Albrechtas krašto ir bažnyčios pertvarkymui ruošėsi kviesdamas atvykti daugelį žymių reformacijos asmenybių. Tarp jų garsųjį teologą ir giesmių kūrėją Paulių Šperatą, kurio sukurtų giesmių tekstuose puikiai perteikta liuteroniškoji teologija apie išganymą tik per Dievo malonę ir tikėjimą. Netrukus Prūsijos bažnyčiose suskambo pamokslai ir giesmės gimtąja kalba. Buvo peržiūrėta bažnyčios apeigų liturgija. Pamokslai iki tol buvo skelbiami, bet jau pradeda keisti šiek tiek ir bažnyčios liturgija. Liturgija pradedam paskelbim, kad reikia skelbti, pamokslas privalomas būti gimtąją kalbą, tačiau krikštyti reikia žmonės jų gimtąją kalbą, tai buvo jau nauja. Taip pat atsisakoma kai kurių dalykų, kas prieštarauja tezei, kad išganimas yra vien per tikėjimą, ne per darbus. Nes viduramžių bažnyčia mokė, kad žmogus savo darbais prisideda prie savęs išgelbėjimo. Tačiau reformacijos pagrindinė tezė yra solo Kristus, solo fide, solo gracija, kad išgelbstimi esame vien tik tai per Kristų, vien tik per jo mirtį ant kryžiaus, gaunamas nuodėmės atleidimas ir ta pagrindinė tezė, žmogus išgelbstimas vien tik tai iš Dievo malonės per tikėjimą dėl Kristaus aukos. Iš pirmosios lietuviškos knygos Mažvydo išleistos, kunigo Mažvydo, galime suprasti, kad tame krašte vis dar buvo labai daug pagoniškai gyvenančių žmonių, nors kraštas krikščioniškas, bet žmonės laikėsi tų pagoniškų prietarų, tradicijų. Tai kaip jis buvo krikščioninamas, kas pasikeitė su reformacija? Iš tiesų, Mažvydas juk parašė dar tą knygą studijuodamas karaliaučių, dar jis nebuvo kunigu, ta prasme išventintas
Ir Raganys tik, atrodo, 1549 metais tai atvyksta. Karaliaučius parašo tą knygą, todėl galima daryti išvadą, kad jis puikiai žinojo apie tą liaudės tikėjimą. Ir jisai toje knygoje sako: kaukus, lauksargius, visokias velniuvas pameskit, prie Dievo žodžio sugrįžkit. Tėvai šito mokslo iki šiol nepažino, džiaukitės, Dievo karalystė dabar pas jūs atėjo. Mažvydas puikiai žinojo situaciją. Ir Albrechtas puikiai žinojo situaciją. Todėl Albrechtas 1542 metais ir pakartoja 44 metais katechizacijos dekretus, potvarkius. Jis nurodo, kad liaudį reikia katechizuoti. Bet kaip to liaudį katechizuoti, kai dar pagaliau mokyklos dar nėra sistemos tokios bendros, tik prie parapijų kai kurių veikia. Tai nurodyta, kad katechizuoti reikia 5 dalis. 10 Dievo įsakymų, tikėjimo išpažinimą liaudis turi mokėti, Tėve mūsų maldą, kas yra krikštas ir kas yra altoriaus sakramentas. Ir taip pasirodo 3 žymieji katekizmai. Katekizmas lenkų kalba, katekizmas prūsų kalba ir katekizmas lietuvių kalba, kurį parengė Mažvydas. Na, bet neužteko vien tik tai tų potvarkių. Na gerai, vokiečiai tai galima jos katechizuoti, vokiečių kunigų užtenka. Na, lenkiškai kalbančių kunigų irgi tuomet buvo, pavyzdys Eklucianas, kiti. Tačiau lietuvių tarpe kunigų nebuvo. Pagaliau reikėjo kurti ir krašto administraciją, nes iki šiol juk buvo ordino valstybė, administracijai reikėjo išsilavinusių žmonių. Todėl Albrechtas įsteigė Karaliaučiaus universitetą. Akademija pradžioje 1542, o 44 metais jau universitetą. Ir universitete yra teologijos fakultetas ir jame studijuoja tiek vokiečių, tiek lenkų, tiek lietuvių, būsimieji kandidatai į kunigus. Tie lietuviai, kurie studijavo Karaliaučiai, praktiškai buvo visi iš didžiosios Lietuvos, vadinami disidentai. Jie turėjo bėgti. Mažvydas juk save vadina proto martyru, pirmojų kankinių Lietuvos. Spėjama, kad jis galėjo dėstyti toje Kulviečio mokykloje aukštesnėje Vilniuje, bet tai buvo nusižengimas įstatymui. Tuometinė situacija nebuvo taip, kaip šiandien, kur registruojamas valstybėje kelios bažnyčios, tarkime, žinoma, pagrindinė Lietuvoje bažnyčia Romos katalikų, toliau stačiatikių, liuteronų, reformatų. Ne, tuomet buvo suprantam, kad gali egzistuoti tik tai vienas tikėjimas. Ir prasidėjus reformacijai Lietuvoje buvo tokių bandymų, liuteronai bandė skelbti evangeliškus pamokslus, tačiau jie nusižengdavo įstatymui. Prisiminkime Šilalės kunigą Tartilavičių Batakietį. Jis turėjo bėgti. Kulvietis rašo laišką iš Prūsijos ar netgi iš Italijos, kuris tada buvo, kad kaip sako, gaila, kad mes turime tarnauti svetimoje žemėje, kai norėtume tarnauti tėvynėje. Taigi tie buvo disidentai, kurie bėga iš Lietuvos, nes jie yra persekiojami. Buvo išleistas įstatymas, kad kas priima liuteronų tikėjimą, jo turtas konfiskuojamas. Tai labai veiksminga priemonė. Na ir tada į Prūsiją tie disidentai, Mažvydas, Vilentas Mažvydo pusbrolis, jie dviese labiausiai pasitarnavo lietuviškos bažnyčios įtvirtinimui Prūsijoje. Blotnas, Zacharijus, Vaišnoras ir kiti bėga į Prūsiją ir studijuoja Karaliaučiaus universitete. Jie baigia, siunčiami į lietuviškas teritorijas. Jie pradeda katechizuoti liaudį. Ir liaudis po truputį tampa krikščioniška. Įdomu tai, kad kai Mažvydas atvyko į Ragainę, jis buvo ištiktas šoko. Sako, Dieve, sako, kokią aš pagonybę, sako, čia pamačiau. Sako, žmonės nemoka nei Tėve mūsų, nemoka nei tikėjimo išpažinimo. Sako, vienas teisinis, jaunas buvau, neišmokau, senas nebeišmoksiu. Trečias, Tėve mūsų maldos net nemoka. Tai kai Mažvydas jos katechizuodavo, kaip katechizuoti, žmonės eina krikštyti, tai jis reikalauja. Tai žmonės nepatenkinti, iki krikšto išmokti reikia tos visus pagrindinius dalykus, bei iš to katekizmo jau. Tas katekizmas nebuvo Liuterio, o buvo liuteroniškas. Tai yra tas trumpasis katekizmas. Nes iš tikrųjų Liuteris, kai parašo katekizmą, prie to katekizmo jis prideda trumpą įžangą. Tai tiek Lenkų katekizmas, tiek Prūsų katekizmas, tiek Lietuvių katekizmas paremtas tą trumpą įžangą. Patį minimumą reikalaujama, kad žmonės žinotų. Na ir Mažvydas sako, žmonės priešinosi ten ir grasino jam. Nežinia, kodėl ten jam, sako, vienas valstietis ir į galvą akmenį buvo paleidęs. Na ir pradedamos pamaldos lietuvių kalba. Tai yra vienas iš pagrindinių dalykų. Su pamaldomis, su mišiomis beje. Tada buvo žodis ne pamaldos, o mišios.
nes Mažvydas aiškiai pavartoja žodį mišios savo raštuose. Žiūrėkime, pirmą lietuvišką knygą. Mes ten matome ne tik knygą, ne tik katekizmą, mes ten matom elementorių. Pirmas lietuviškas elementorius ten yra. Vienbalsinės, dvibalsinės, kaip reikia tarti, bo, be, bi, bo, bu. Tiesiog šiandien, kai skaitom, šiek tiek gal su šypsena žvelgiame, bet nuo to jis pradėjo. Vaikučius reikia mokyti, jis dar stengiasi jau, kad raštingi žmonės taptų. Žmonės netaps raštingi, net skaityti nemokės dar kol kas. Bet tie jau vaikeliai parapinėse mokyklose, Ragainėje, Klaipėdoje, Tilžėje, jau jie mokosi skaityti lietuviškai. Na, toliau, ką mes regime katekizme, giesmynas, pirmosios giesmės yra. Taigi, tie berneliai, kuriuos jis vadina žiekeliais, tas giesmės jis ten neliaudžiai parašo tiems berneliams. Tad nuo to pradedam ir tas katekizmas ir jau liturginiai pagrindai padedami bažnyčių, kad pamaldos vykti jau lietuvių kalba. Toliau, ką mes matome, 1549 metais išleidžiama giesmė Te Deum Laudamus. Jis sako, Dievo žodžio skaitytojai nori išmokti tą giesmę, kurią vadin žemaitiškai kalba Te Deum Laudamus. Toliau išleidžia krikšto formą, atrodo tais pačiais metais, 1549. Ir toj krikšto formai jis taip pat pradeda giesmių, prideda. Liuteroniška bažnyčia jau tampa ne tik žmonės stebėtojais, bet jau ir giedotojais. Žinoma, žmogus nemoka skaityti, bet tie berneliai, kantorius, jie užveda giesmę ir bažnyčia žmonės po truputį išmoksta. Savokos lietuviški žodžiai, bažnyčia, kunigas. Ar tai yra to laikmečio savokos, jau jos lietuvių bažnyčioje, lietuvių kontekste naudojamos yra tuo metu ar ne? Gaila, kad sovietmetyje liuteronams buvo primestas liuteronų kunigams terminas pastorius. Leonas Gineitis, kuris tyrė Donelaičio raštus, jis argumentavo, sako, kaip sako, kunigas gali turėti žmoną. Užmirždamas, kad rytų bažnyčios kunigai turi žmonas. Todėl, sako, jis turi būti vadinamas ne kunigu, o pastoriumi. Ir sovietmetį nebeliko terminas kunigas, nebebuvo taikomas liuteronų kunigams. Jie visi spaudoje buvo vadinami pastoriai, pastoriai, pastoriai. Ir tuose negatyviuose straipsniuose. Va, o iš tikrųjų, žvelkime į pačią pradžią. Mažvydas sako, kunigams sakykit, kad skelbtų Evangeliją. Paskaitykite įžangą Mažvydo katekizmo. Kunigus mokykite. Agenda Berento 1730 metai. Davadas pamokinimas, kaip visi po prūsų karaliumi esantieji kunigai turi viernai klebonų urėdą išpildyti. Manęs kartą Kretingiškiai paklausė, kaip liuteronų bažnyčiai yra klebonas terminas ar vartojamas. Žinoma, vartojamas plebanus, tai administratorius parapijos. Kunigas kas jis yra išventinamas į kunigus, siunčiamas į parapiją. Gali būti antrasis kunigas. Pirmasis kunigas bus klebonas, plebanus, kaip Bretkūnas juk rašo, kaip plebanus vartoja terminą ir postilėje, ir šventam rašte, man atrodo, įžangoje. Donelaitį paskaitykime. Metai, 18 amžiaus vidurys. Apie kunigus jis kalba, nėra kito žodžio, tik kunigas. O kaip yra su bažnyčia? Nes čia vėl mes turime tą pačią problemą, kaip yra bažnyčia kirchė, ar ne, Lietuvoje vėlgi daug kur. Liuteronų bažnyčia kirchė. Na vėlgi norima padaryti, kad tokį kaip paryškinimą, kad skirtumą tarp liuteronų ir Romos katalikų turbūt bažnyčios, kad kaip ir pavyzdžiui vokiečių bažnyčia, Katyčio čia yra vokiečių bažnyčia, tikrai pokario metais buvo sakoma, palei Latvijos pusę buvo bažnyčios Latvių bažnyčios, taip. Na, Kretingos ir Tauragės ten vokiečių ir Latvių nebuvo, kaip buvo vadinamas bažnyčios. Prūsų. Prūsų, taip. Va, parodim, kad jie yra ne Romos katalikai. Manau, kiekvienoje 12 pirmoje lietuviškų knygų ir vėliau tik terminas bažnyčia. Kirchė, tai yra, primestas terminas. Vertinys iš vokiečių kalbos. Taip, jo, kaip ir pastorius irgi grinai, nors terminas lotyniškas, bet iš vokiečių kalbos jau primestas mums yra. Netgi kunigai beje parašė raštą sovietmečių paštoriai ir kirchės. Viena moterėlė atėjo, ar jos paklausė, kur čia yra pastorius. Sako, iki paštą.
Net nesuprato konteksto, apie ką čia Jau, kalba. sako, nes pastorių pas mus nėra pastorių, bažnyčiose nėra kada. Liuteronų bažnyčiose statutuose nėra tokio termino, nėra. Kaip ir nėra kirchė. Svetimi žodžiai mūsų bažnyčios terminologijoje. Po reformacijos, pradėjus formuotis jau liuteronų bažnyčiai Prūsijoje, kaip keičiasi pati bažnyčios struktūra ir kaip pradeda keistis galbūt ir tinklas pats bažnyčių su to katechizacija vis stiprėjančia? Pradžioje buvo išlaikytos vyskupijos, vyskupo institucija. Mes bendrai įsivaizduojam, kad visą Prūsiją priėmė reformaciją. Turime minty Prūsijos kunigaikštystę, kuri pakeitė tą ordiną. Iš tikrųjų, viena teritorija, Varmija, vyskupas atsisakė priimti reformacijos, todėl jį liko Romos katalikų tikybos. Tačiau Pamedė, už Varmijos Lenkijos teritorijoje, ir Semba, mūsų mažosios Lietuvos teritorija, priėmusios, čia bažnyčias administravo vyskupo institucija. Du vyskupai tuomet buvo Prūsijoje liuteronų ir jie šventino kunigus mažosios Lietuvos parapijoms, Mažvydą ir kitus. Tačiau apie 1543 metus po vyskupų mirties Albrechtas, remdamasis jau vokiečių teritorijomis Šventosios Romos imperijoje, taip kažkada vadinus Vokietija, vokiečių žemės, jis nusprendžia susilpninti vyskupų autoritetą, iškelti tą valstybės autoritetą virš bažnyčios. Todėl jis panaikina vyskupų instituciją ir įsteigia prezidento instituciją. Tad Semba valdo jau nebe vyskupas, bet prezidentas. Ta bendra tendencija Vokietijos bažnyčiose, Šventoji Romos imperijai, kur atsisakom vyskupų, kur keičia konsistorijos, imama taikyti ir Prūsijoje. Ir 1584 metais išleidžiami konsistorijos įstatai. Jau bažnyčia valdo nebe vyskupas, bet konsistorija su prezidentu. 16 amžiuje pačioj pradžioje, kaip minėjau, buvo tik tai labai nedaug bažnyčių. Tačiau prasidėjus reformacijai, vien Klaipėdos krašte yra įkuriamos naujos 4 parapijos. Tai Vilkyškiai, Katyčiai, Piktupėnai ir dar viena parapija įkuriama. Bet tai tik Klaipėdos krašte. Jeigu pažvelgėme į Prūsiją, daug labai parapijų kuriama. Tolminkiemio parapija, beje, 1598 metai kažkur tai. Žodžiu, kai žvelgėme į tą lietuvišką teritoriją, tai formuojamas naujas parapijų tinklas. Tad ta šalis, kuri buvo pagoniška dar prie ordino, dabar jau tampa vis labiau krikščioniška. Išleidžiamas juk ir katekizmas prūsų kalba. Kas nutinka su prūsiškomis pamaldomis, ar jos vyksta prūsų kalba? Įsteigdamas Karaliaučiaus universitetą, Albrechtas skyrė kelias stipendijas prūsų studentams. Jis tikėjo, kad atsiras ir prūsų jaunuolių, kurie mokysis į kunigus. Deja, prūsų tautos šaknės jau buvo pakirstos. Prūsai buvo įbaudžiavinti. Ir buvo, nors Albrechtas taip optimistiškai tikėjo, tačiau tie žemvaldžiai jau nenorėjo leisti baudžiauninkų studijoms universitete. Kai Albrechtas išleidžia tuos katechizacijos potvarkius 1542 ir 1544 metais, vis dėlto yra parengiamas prūsų katekizmas. Panašios apimties kaip Mažvydo, bet deja dar plonesnis. Jį parengė nežinomas vokiečių kunigas, pasinaudodamas prūsų vertėjų. Tas katekizmas, pirmasis prūsų kalbos paminklas, netgi knyga vadinama, kurią liuteronų bažnyčia išleidžia. Kai atverčiame šitą knygą, mes matome kairėje pusėje vokiškas tekstas, dešinėje pusėje prūsiškas tekstas. Ir tai reiškia, kad prūsus aptarnavo toliau vokiečių kunigai. Albrechtas vis dėlto lieka optimistu. Ir netgi prieš savo mirtį testamente jis parašo įrašą, kad stipendijos, kurios buvo nepanaudotos, turi būti skirtos prūsų kilmės jaunuoliams. Ir 1561 metais, jau kai katechizacijos apimtis buvo
jau didesnės, jau kai publikuojamas ir lietuvių kalba katekizmas Enchridionas, Liuterio mažasis katekizmas, jau ne ta knygelė Mažvydo, bet mažasis katekizmas, kurį publikuoja Vilentas. Ir prūsams publikuojamas Liuterio mažasis katekizmas 1561 metai. Jį parengė vokiečių kunigas Pabėtų parapijoje Abelis Vilis. Ir jis pasisamdo valstietį prūsų Paulių Miegotą, kuris mokėjo tiek prūsų, tiek vokiečių kalbas. Ir su jo pagalba parengiama 3 knyga ir paskutinė prūsų kalba. 3 prūsų kalbos paminklas. Deja, nepaisant Albrechto optimizmo, prūsų tautos šaknis buvo pakirstos, įbaudžiavinti jie buvo, todėl neparengė ir kandidatų į kunigus. Pamaldos prūsų bažnyčiojose vyko vokiečių kalba, neparašyta nė vienos giesmės prūsų kalba, nė vienos maldos, išskyrus Tėve mūsų maldą, nėra išlikę. Nėra išlikę jokių liturginių tekstų. Todėl 16 amžiaus pabaigoje jau prūsiškose parapijose žmonių dauguma kalba vokiečių kalba. Nors 16 amžiaus viduryje Prūsijos kunigaikštystėje jau buvo išleistas pirmasis katekizmas ir giesmynai lietuvių kalba, tačiau vis dar nebuvo šventojo rašto vertimo. Taip pat ir agendos, pamaldų ir kitų apeigų liturginės tvarkos lietuvių kalba. Pirmąjį šventojo rašto vertimą 16 amžiaus pabaigoje parengs jau kitos kartos liuteronų kunigas Jonas Bretkūnas, o iki tol lietuviai kunigai rengė ir leido atskirų Biblijos skaitinių vertimus. – 1571 metais Vilentas išleidžia Evangelijas ir epistolas. Nes kadangi švento rašto nebuvo, reikėjo skaitinių lietuvių kalba. Taigi mišios jau pilnai pradedamos. Yra garbės himnas Tėve mūsų malda, dienos maldos Mažvydo giesmynė. Mažvydo giesmynas tai iš tikrųjų nėra giesmynas tik tai, ten savotiška agenda. Gerulis, kuris išleidžia 1922 metais giesmyną pirmą fotokopijuodamas tą knygą, tą rinkinį Mažvydo rašto, jis taip ir parašo. Mažvydas prikimždamas tiek daug liturginių tekstų norėjo kompensuoti lietuviškos agendos nebuvimą. Taigi, nors neturime dar šventojo rašto, pamaldos jau vyksta lietuvių kalba. Ir kai mes sudedame tas pirmasis 12 knygų, iš tikrųjų 12 knygų tos, kurios išliko 16 amžiuje. Šiandien žinoma, kad tik pirmą lietuvišką knygą liuteronų bažnyčia parašė. Ne, pirmas 12. Ir Bretkūnas pagaliau išleidžia, pakartoja ir giesmyną ir postilę išleidžia, Bibliją išverčia, bet nespausdina. Tad kai mes sudedame tas pirmas 12 lietuviškų knygų, mes matome, kad lietuviška bažnyčia turi tvirtus pagrindus, liturginius, himnologinius. Pamaldos bažnyčioje jau vyksta vien tik lietuvių kalba. 16 amžiaus antroje pusėje lietuvių kalba tampa bažnytinė ir tampa įteisinta.